2026 m. žiemos krepšinio turnyras Punske. Vasario 7 dieną Punsko mokyklos atnaujintoje sporto salėje vyko Ugniagesių savanorių 2026 m. žiemos krepšinio turnyras. Jame dalyvavo Punsko, Druskininkų ir Kauno rajono krepšinio komandos. Turnyrą laimėjo Punsko komanda, kuri finale sutriuškino Kauną. Apie turnyrą pasakoja Punsko komandos treneris Raimundas Vydra bei žaidėjas Dovydas Nometka. Svarbiausia buvo susirinkti ir pažaisti. Atvyko svečiai iš Lietuvos, ko mes esame labai patenkinti. Negaliu individualiai kiekvieno pagirti, nes Lietuvos visos pagirti, kad atėjo, sudalyvavo. Ir dėkoju jums už tai, kad susirinka, pažaidžia ir turi norą žaisti. Antrą kartą suorganizavom Ugniagesių savanorių turnyrą. Pernai dalyvavo Punskas, Druskininkai ir Suvalkai, o šiemet Punskas, Druskininkai ir Kauno rajono komanda. Pirmose rungtynėse nugalėjom Druskininkus 10 taškų, antrose rungtynėse kažkur apie 30 taškų nugalėjom Kauno rajoną. O tarp Kauno rajono ir Druskininkų pergalę iškovojo Kauno rajono komanda. Taigi Punskas užėmė pirmą vietą, antrą Kauno rajonas, o trečią Druskininkai. Mes treniruojamės kartu su jaunimu, tai kas gali, tai tas tada ateina. Trenerio buvo Raimundas Vydra pirmą kartą ir jam gerai pavyko valdyti komandą. O žaidėjai tai yra vyresnio amžiaus, virš 34 metų žaidėjai tokie. Ir tokias vyresnių žaidėjų turnyras yra. Ir iš Kauno ir iš Druskininkų taip pat vyresnė atvažiavo, nebuvo jaunimo jokio. Visi gerai žaidė, taip galima pasakyti. Visa komanda gerai žaidė, ypač antras rungtynės, nes pirmose dar žaidėm ryte 10 val. Tai dar visi buvo tokie užsimiegoję, sunkiau sekėsi, bet antrose jau parodėm, ką galim.
Trečią vietą laimėjo Druskininkų komanda. Prašom kapitoną. Antrą vietą iškovojo draugai iš Kauno rajono. Kviečiam. Na ir pasirodo, antrus metus iš eilės nesvetingi buvo šeimininkai. Antrus metus iš eilės pirmą vietą laimėjo Punsko komanda. Sveikinam, kviečiam kapitoną.